Atviruko kūrimas su Canva.com. Atsidarius Canva.com, pirmiausia, mums reikia prie jos prisijungti. Patogiausiai jungtis su Google savo paskyra. Aš jungiuosi su savo paskyra. Prisijungus mums reikės kurti naują dizainą. Šiuo atveju spaudžiame ne šablonai, o tiesiog šitoj vietoj kurkite dizainą. Pasispaudus galima iš karto įrašyti, ko ieškom, jeigu žinome, ką mes darysime. Šiuo atveju yra atvirukas, ar ne? Ir turime iš karto variantus netgi. Paprastas atvirukas, perlenktas, vienaip, perlenktas kitaip. Mes pasirinkime paprastą dvipusį neperlenktą atviruką. Paspaudus, mums iš karto atsiranda kūrybos langas ir jame mes turime atviruko formatą ir jį turime sukurti. Artėjant kalėdų šventei, tai galima kurti kalėdinį atviruką. Yra keli elementai, kurie turėtų atsirasti. Tai yra pasirinktas fonas ir kursime mes pieštinį atviruką, ne natūralių nuotraukų atviruką, kad galėtumėm panaudoti elementus ir išbandyti, ką siūlo Canva. Todėl, norint pasirinkti foną, mes pirmiausia eisime į fonas pasirinkimą. Jisai randasi šitoj zonai, paspaudžiame fonas ir mes turime įvairiausių fonų variantų. Juos tiesiog galima paspausti ir matyti, kaip atsiranda mūsų tas fonas štai ant atvirutės. Čia galima pasiieškoti įvairiausių tekstūrinių fonų, taip pat galima išsirinkti tik tais vientisą spalvą. Na, pavyzdžiui, geltoną, melsvą. Trūkstant spalvų galima rinktis paletę ir iš paletės šitoj zonai galima netgi su kodu įsirašyti. Tiesiog pasižiūrėkime, kokių fonų mes turime ir kas mums tiktų pieštiniui atvirukui, netgi ir nuotraukos. Atkreipiu dėmesį, jeigu atsiranda šitos linijos, tai jau yra mokamas dalykas. Mes kūrime ant nemokamos versijos, čia atsiranda nemok, tai reiškia nemokamas variantas ir mes galime kurti, pasirinkę būtent nemokamų variantų fonus. Tai vanduo gal mums nelabai, bet koks nors dangus, snaigių tipas mums tinka tikrai. Aš renkuosi šiuo atveju tamsų, jūsų valia pasirinkti ir derinti viską pagal taisyklės. Tai yra, jeigu tamsus fonas, šviesus užrašas, elementai kažkokie, tai taip pat. Neperkraukit. Mums labiau įprasta ant atviruko, jeigu užrašas yra, tai dažniausiai būna dešiniai pusėje, paveikslėlis kairiai pusėje, bet gali būti paveikslėlis išsicentravęs, užrašas viršui ir panašiai, paveikslėlis viršui, užrašas apačioje, jūsų reikalas, kaip jūs derinsite. Foną išsirinkau, tada aš renkuosi elementus. Paspaudus elementai, man užkraus įvairiausių dalykų. Tai galima kurti atviruką interaktyvų, išsisaugoti GIF arba video formatu ir dalinti, bendrinti internete. Galima taip pat kurti neinteraktyvų, tai yra be judančių detalių, tai tiesiog tada jau galima paveikslėlio tipo išsisaugoti atviruką ir siųsti irgi kaip nuotrauką.
Paieška, kad ir mes turime lietuviškai daug ką versta, bet paieška ir filtrai veikia labiau anglų kalba, todėl reikėtų įvesti paiešką angliškus žodžius. Tai tarkime, mes pasirinkime ornamentus kokius nors, tai snow, ar ne, galima ornament. Išbandykime tokią paiešką. Snow ornament. Ir mes turime šiuo atveju įvairius parinkimus. Tai ir paveiksliukas, bet matote pro, jeigu yra karūnėlė, tai yra pro. Ir jeigu mes čia, pavyzdžiui, prirašysim free, tai turėtų mums duoti pagrindę nemokamus ornamentus. Ne, tai galima, tarkim, pasirinkti, pasižiūrėti, kaip tai atrodo. Dažniausiai ornamentas bus juodas, tai tiesiog spalvą pakeičiam į baltą, jeigu ant tamsaus fono, kad mes jį matytumėm. Aišku, toks ornamentas mums nelabai tinka, tai mes jį galim tiesiog paspaudus delete išsitrinti ir tiesiog pasižiūrėti, kokiu mes turime galimybių. Bet mums vis tiek pro duoda tą versiją ir daug jos, todėl dažnai tenka ieškoti ir akimis, kad būtų mums nemokami kažkokie elementai. Mokamų labai daug iš tikrųjų. Galima įkelti elementus ir savus, kaip nuotraukas, arba įkelti failą. Tai šiuo atveju free aš ištrinu, man paiešką davė geriau. Tai aš tiesiog persižiūriu tam tikrus elementus. Ir jeigu aš kažką randu, kas man patinka, ir tai yra ne pro versijos mokamos, aš galiu ir panaudoti, bet kol kas nematau. Labai daug, bet nemokamų, tai tiesiog tada išmetu ornament žodį, ieškau su snow, reikia išmokti ir tinkamai paiešką daryti, ar ne? Turim besmegenį nemokamą, turim tam tikrą snaigę, ir melsvą snaigę. Štai man labai patiko šitas arba šitas elnias, netgi šitas man daug toksai jaukesnis tokiam fone. Aš jį tiesiog persinešu, pelytę nuspaudus galiu duoti. Violetinės linijos reiškia, kad dėlioja. Mes galim jį didinti irgi. Mums violetinės linijos reiškia lyginimą, kad tam tikroje vietoje yra, ar ne? Toliau snaigių irgi galima dėlioti. Dar paieškokime kokio nors papildomą elemento. Gal eglutės. Tai, kas su sniegu yra susiję. Čia jau prasideda judantis. Tai tiesiog Christmas tree. Ir galima pasirinkti kokią nors tai nemokamą dar eglutę. Susiradus tą, kuri mums tiktų, derėtų su šiuo elniu. Na, tarkim. Galima pasidaryti, tarkim, idėją tokią, kad elnias kažkur tai yra. O čia mums tų eglučių kopija, Ctrl+C, Ctrl+V. Mes jas galime pasidėlioti, galime skirtingus dydžius padaryti, galime mes jas persukti.
bet čia yra tik tais toks pasukimas. Grįžtam Ctrl+Z, yra apversti, galima tiesiog į kitą pusę perversti, apversti vertikaliai mums nereikia, bet irgi tai galima padaryti, ar ne? Ir Ctrl+V, toks, tarkim, miškas būtų iš keletos eglaičių, išsilyginu aš pozicijas jų ir šitą elnę aš galiu dėti, tik tais aš norėčiau jį atspindžių turėti, ne kažkur vaikšto, tik eglaitis labai jau kažkaip kaba, nes galima tiesiog sudėti, kad jos būtų nuo pagrindo. Taip pat galima jas išsididinti tiek, kad mums būtų protingiau atrodytų. Galima judinti po nedaug spaudžiant klavišais, pasidedame elnę ir tada mums reikia užrašo. Užrašas yra tekstas. Pasirinkus tekstą, tarkim, kažkokį tai, kad ir tą patį love you, mums jisai labai didelis atsiras, dėl to nesijaudinkit. Užlipus ant teksto, mes turim čia pasirodo 2 tekstus ir šriftas ir tas spindesys mums nelabai tinkamas. Tai mes tiesiog, jeigu mums tekstas netinka, mes jį šalinam. Tik nepašalinkit fono, kaip ką tik aš padariau. Patį objektą. Šitas raštas yra daug gražesnis, tačiau turi papildomą zoną. Tai tiesiog ant to užėjus galima dėlėt paspausti ir jisai vyks. Nusinešam į štai tokią vietą, kad matome, ar ne, ir pakeičiame tekstą. Mes jį keičiame su šventėmis ir turime problemą su E raide. Ir kalėdos, ir naujieji metai. Su naujaisiais metais tai nebus problemų, nes nėra mūsų lietuvių su šventėmis. Šauktukas. Ką mes dabar turime daryti? Mums tenka keisti šriftą. Dabar į kokį tą šriftą mums pakeisti, kad mūsų būtų tinkama. Šriftai keičiasi šitoje zonoje. Mark script. Man atrodo taip. Jisai atpažįsta visas raides. Tai pagal galimybės naudokite Mark skriptą ir galima mes ištempti taip, kad tilptų į vientisą zoną. Ką dar galima daryti su užrašu? Tiesiog, ar ne? Su užrašu tai mes galime jį perspalvinti. Kažkokia kita spalva. Galima bandyti melsvą, galima pridėti kažkokį tai efektą, gražiai yra tasai švytėjimo efektas, intensyvumas ar ne to švytėjimo, štai čia, tiesiog į baltą pereina, gali būti taip, bet aš siūlau šitą. Ir tada dar galima padaryti tokį dalyką, kaip išlinkis, didinant apskritimą mūsų išlinkis mažėja, tačiau mes galim panaudoti tik vieną efektą. Štai, ar ne, su šventėmis. Ir štai turime atvirutę. Mums tokios užtenka ir ką mes dabar darome, mes tiesiog paimame ir ją atsisiunčiame. Spaudžiame šitą ženkliuką. Dabar taip, siūlomas PDF. PDF man nereikia, aš noriu JPG